Sveiki atvykę į naujų automobilių pasaulį. Šiandien turime nerealią galimybę iš arčiau pažvelgti į Volkswagen Tayron, naują Volkswagen SUV, kuris be abejo, kaip ir buvo galima tikėtis, yra siūlomas įkraunamas hibridas, taip pat benzininė versija Mild Hybrid ir net dvi dyzelinės versijos. Taigi tikrai didelis jėgainių pasirinkimas. O jeigu kalbėtume apie tai, kodėl šis modelis apskritai atsirado, tai atsakymas yra labai paprastas. Yra Touaregas, kuris yra didžiausias modelis. Tiguanas buvo antras pagal dydį. Reikėjo kažką pasiūlyti rinkai, pagaminti, kuris yra per vidurį. Tai dabar antras pagal dydį bus Tayronas, o trečias Tiguanas. Na dabar labai atvirai pasakysiu ir paklausiu jūsų, kokį kitą Volkswagen grupės modelį jums primena Volkswagen Tayron. Tai gal labai smarkiai ir neviniokime žodžių į vatą. Naujasis Volkswagen Tayron, kuris Lietuvą pasieks kitais metais, savo išmatavimais iš esmės yra Škoda Kodiaq, tačiau manau, Volkswagenas turėtų pasiūlyti daugiau komforto ir privalumų. Aš turiu omeny pasirinkimus. Pažvelkime iš arčiau, kokiegi tie pasirinkimai, kurie turėtų padaryti šį modelį galbūt ir bestselleriu. Na tai, kad plug-in hibridas gali jau nuvažiuoti iki 100 km, tikrai didelis dalykas ir palaiko, kaip beje ir giminaitis Škoda greito įkrovimo CSS. Sėskime į vidų, pasižiūrėkime, kaipgi atrodo interjeras, nes eksterjerą jau matėte. Taip, salonas kaip stadionas, dabar taip madinga sakyti. O, pasirodo net ir rekuperaciją galima reguliuoti, automatinė, aštresnė, silpnesnė. Multifunkcinis ratukas ir garso ir važiavimo režimams reguliuoti ir apšvietimui netgi. Manau, ši funkcija Tiguane jau pasiteisino, taigi Tayrono gerbėjus turėtų taip pat maloniai džiuginti. Na, pirmiausia, į akis krenta jau Tiguane, naujajame Tiguane matyti apdailos elementai, tiek ant durelių, tiek kalbant apie priekinę panelę. Čia pas Škoda dviguba dėtuvė arba bardačiokas, norėjau pasakyti ne lietuviškai, pas Volkswageną vis dėlto lieka šviečianti panelė. Multifunkcinis vairas, skaitmeninis ekranas, ir didžiulis liečiamas ekranas. Patobulintas kaip ir Tiguane, beje, įkrovimo lizdas, galima iš karto patogiai krauti du išmaniuosius telefonus. Kaip jau minėjau, Volkswagenas tiesiog gali pasiūlyti daugiau blizgučių, komforto elementų. Tai štai, čia galima ir miegoti. Tiesa, čia nėra trečios sėdynių eilės, keliaukime prie kito modelio, pasidarysim. Be jokios abejonės vienas iš privalumų yra didžiulė erdvė gale, tai jeigu anksčiau Škoda buvo ir darbą ir įsoda, tai dabar Volkswagenas neatsiliks. Dar vienas Tayrono privalumas, tiesa ne visų, 7-viečių, bet šio privalumo neturi Tiguanas, bet turi Kodiaqas, kitas jo brolis ir pusbrolis. Tai trečioji kėdžių eilė, kuri yra štai čia. Pasižiūrėkime, ar aš įtraukęs pilvą įsėsiu, nes automobilio gamintojai sako, kad labai patobulinta antroji sėdinių eilė, kad būtų patogu įsėsti į trečiąją. Atlenkiu auselę ir sėdinę ir nusilenkia ir atsistumė. Ir dabar lipu įtraukęs pilvą. Oi, nes iš tikrųjų kvėpuoti sunku. Todėl, kad tokia jau statistika negailestinga. Tie vairuotojai, kurie nusiperka automobilį su trečia sėdinė eilė, patys ten nesėdi, jie sėdi prie vairo A. O B, jeigu ir naudoja šitą trečią eilę, tai dažniausiai 2 kartus per metus, ko gero, ir man taip nutiktų. Tai štai koks platus pasirinkimas, 7-viečiai, 5-viečiai ir iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie 7-viečio ir 5-viečio pasirinkimą plug-in hibridai, kaip beje ir Kodiaq atveju, jeigu 5-vietis gali būti, o į 7-vietį be abejo netils baterija. Taigi turite tam tikrą dilemą, jeigu norite plug-ino, bus 5-vietis, jeigu norite 7-viečio, tai nebus plug-inas. Taigi, jeigu reikėtų pasakyti, kas tas Tayronas, tai pirmiausia, pavadinimas sudarytas iš 2 žodžių tigras ir varis, Tiger and Iron. Antras svarbus dalykas, tai be abejo yra didesnė Tiguano versija, gerokai didesnė Tiguano versija, tokia kaip Škoda Kodiaq. Tačiau, lyginant su Tiguanu, šis modelis turi daugiau ne tik erdvės, ypač antroje ir ypatingai trečioje sėdynėje, tačiau ir bazinių saugumo funkcijų. Tai, už ką Tiguane reikėtų mokėti, čia jau eina į bazinę versiją. Ne viskas, aišku, bet daugelis dalykų.